nu, reikia suprasti, kad nieks minčių dar nemokas, skaityti dar kol kas, ne? Tai jeigu tu man nepasakėjai kaip vadovui, kad tau kažkas yra blogai, tai kaip aš galiu tą dalyką perskaityti? Nu, kokį tu man signalą pasiuntei, kad aš dabar išskaityčiau, kad tau blogai? Ir neretai, vyriška giminė, būdami fiziologiškai mažiau empatiški, nu, mes ne visada perskaitom žmonės, ne visada mokam skaityti iš tų neverbalinių signalų. Mes esam socialios būtybės, mes labai mėgstam atitikti interesai su tam tikrais asmenim, ar ne? Tai kai mes pasiskundžiam ir tu randi tą atjautą kabutėse, ne? Tai tu susibondini su tai žmonėm ir kažkaip jauči bendrą chebrą. Tai tas yra faina, bet tai yra dažnai tokia toksiška, kad tai faina vieną kartą, 2, 5, bet po to tu pasižiūrėk, kad tavo gyvenimas jau nuėjo šunį ant uodegos, nes viskas, ką tu daraisi, tai tu bondinėsi su žmonėm, kurie turi tą patį aukos sindromą kaip ir tu pats. Ir tame laimės jokios nėra. Aš turėjau situaciją, kai man vadovas, pavyzdžiui, tiesmukai sakė, tu esi žioplys. Čia yra citata. Sakiau, gal tu galėtum kitaip pasakyti, gal aš žioplinėjau, nes kritikuoti mane kaip asmenybę gal nėra labai priimtinas. Ir tada jisai labai jautriai sureaguoja, kad kaip tu čia jautrinėsi, aš čia pasakiau kažką. Šitas podcastas yra ir apie tai, kaip tu pats gali pakeisti savo gyvenimą ir netgi kaip tu gali jaustis geriau tam pačiam darbe, nesvarbu, ar tu esi ofise, ar tu dirbi tą nestandartinį kažkokį ten rutinišką darbą. Tai, man atrodo, bus labai daug geros šiandien informacijos ir to pačiu man pačiai įdomu yra ir tavo istorija, kaip tu ją išgyvenai, kaip viskas keitėsi ir kokie buvo pokyčiai. Mhm. Tai mano pirmas klausimas yra apie tai, kad aš žinau, kad tu daug metų buvai IT srityje. Tada tas įvyko stiprusis perdegimas su psichiatrinė, vaikų persiminimus namuos ir panašiai. Kaip tau pačiam buvo tas trumpai, daug žmonių jau, kas tave žino, kas klausosi tavo istoriją, žino tą istoriją, bet kas būtų nauji, trumpai gal galėtum pasakyti, tai koks tas buvo pokytis nuo IT, kiek tu metų dirbai, tą tokią, kad susipažintų su tavimi šiek tiek artimiau. Tai aš IT praleidau turbūt didžiąją savo suaugusiojo gyvenimo dalį, tai ten turbūt kokius 15-16 metų. Ir tiesą pasakius, ir savo knygoje galiu ją pareklamuoti, Geltonas Feniksas, galit nueiti prebukinti. Rašau apie tai, kad toj 15 metų eigoj tai ne vieną kartą buvo tokių pakankamai aiškių ženklų ir kvietimų keisti karjerą. Ir aš tuo metu tikrai, būdamas labai jauno amžiaus, uždirbau pakankamai didelius pinigus IT industrijoje. Čia niekam nepaslaptis, kad tai yra tokia pakankamai turtinga ir dosni karjera IT. Ir kažkaip užsimigdęs ant tų tokių finansinių galimybių, aš turbūt paslėpiau savo tą norą kažką tai kurti. Aš esu visgi kuriantis žmogus ir kaip pavyzdys, viena istorija, kurią irgi toje pačioje knygoje rašau, tai buvo, kai aš keliavau, mėgstu tokius ne pačias populiariausias kryptis, tai tuo metu, čia prieš 12 gal metų keliavau Šri Lankoje ir tiesiog rašiau tokius trumpus, tuo metu čia Facebooko dar nebuvo tos eros tokios, rašydavau tokius trumpus atsiminimus, kaip man ten sekasi ir nuotraukas įdėdavo po jais ir tas vienas toksai atsiminimas, aš juos siųsdavau savo bičiulėmis, jis nukeliavo pas mano vieną gerą draugą, kuris tuo metu vadovavo dideliai reklamos agentūrai ir man grįžus iš to Šri Lankos, jis pats norėjo keliauti į Azijos šalis, o Šri Lanka yra ta tokia labai švari Indija, kartais vadinama tokia švarioji Indija. Tai jisai mane pasikvietė, kad pakonsultuočiau ir jisai to pokalbio eigoje sako, ar tu ten rašai tuos tekstus po apačią, po tom nuotraukom? Sakau, jo, ten, namiškiam draugam kažką tai parašinėjau. Jisai sako, blemba, žinau, gerai, sako, nenorite eiti pas mane pakūrybinti, sako, čia mes turizmo kaip tik turim nemažą sektorių atstovų ir mums ten tikrai reikia nemažai turinio. Aš jam tada taip gana arogantiškai atsakiau, kad, sakau, ar tu tikrai man pasiruošęs mokėti tiek, kiek man moka IT srityje ir iš viso man toksai klausimas, apie ką tu čia šneki. Čia, kaip man gali mokėti pinigus už tai, kad aš tiesiog atsisėdu, nežinau, ten per pusvalandį parašau kažkokį tekstą, žinai, ir viskas.
Tai ir buvo eilė tokių, žinai, priminimų apie tuos kūrybinius mano poleikius. Ir aš kažkaip juos ten, žinai, nustumdavau kažkur, tai galvodavau. Įsiterpti, ar čia ir tau yra taip, kad tai, kas patinka, kartais sunku įvertinti, kad kažkas gali tikėti? Jo, tai čia, žinai, mes visi turbūt tą įdą tokią turim ir kai mes kalbam apie kūrybinės industrijas, ypatingai jeigu mes kalbam apie ten kokią nors muzikinius dalykus, tai mes turim mažos rinkos sindromą, kai mes galvom, kad būdami tam tikros kūrybinės industrijos atstovai mes negalėsim savęs net išlaikyti. Tai čia turbūt susiduriam su tuo, kad klausimas yra tik tais tavo įdirbio ir tavo polėkio, kokią ambiciją tu turi tuo klausimu. Tai aš neturiu absoliučiai jokios ambicijos tuomet ir man labai kvailai, tiesą pasakius, skambėjo. Aišku, faina pasiklausyti, kad tu čia kažką gerai rašai, gerai kuri, bet kad ten galėtų virsti tai kažkokią karjerą, kažkokį tai, žinai, nežinau, verslą ar kažką, tai ten absoliučiai net nebuvo tokių minčių, nes aš tuo metu ten ir su startuoliais dirbau, ir su medijom buvo visokių tokių projektų, kurie daug labiau buvo apie tokias technologijas, inžineriją ir IT, tai man ten ta kūrybinė dalis apsitai tokia buvo pakankamai svetima. Tai va, ir po tų 15 metų turėjau tikrai, kaip tu jau paminėjai, tokius labai skausmingų asmeninių netekčių, tai mes su žmona palaidom 3 vaikus. Tuo metu dar ten buvo tokių visokių niuansų, kuriuos ten galbūt detaliai galės žmonės, jeigu norės knygoje pasiskaityti. Ir natūralu, kad kai tu išgyveni tokius didžiulius sukrėtimus asmeniniam gyvenime, tai yra, aš visada sakau, kad asmeninis mūsų gyvenimas ir profesinė veikla, jie yra integralus daiktas, mes negalime jo išoperuoti. Tai tas work-life balance iš viso labai kvailai skamba, nes tarsi bandom kažkaip atpjauti gyvenimą nuo darbo. Tai neatpjaunami dalykai, neretai mes save identifikuojam per profesijos prizmę. Ir aš tuo metu turėjau tikrai tokius vadovus, kurie buvo stipriai susipykę arba nesusipažinę su savo empatija. Ir spaudimas tuo metu karjerai buvo kuo toliau, tuo didesnis. Ir, aš išdirbau tai pakankamai rimtai iki ten 2,5 mėnesio nemigos, iki haliucinacijų, psichiatrinės ligoninės mėnesį praleistos. Ir, buvo toks juodokas epizodas gyvenime, kai turėjau puikią galimybę pagalvoti, ką po galais reikėtų gal keistame gyvenime, kad kažkaip čia taip neįbrist vėl į tą pačią upę, žinai. Tai vienas iš tokių didesnių mano karjeroje katalizatorių buvo tai, kad aš iki to perdegimo šiaip jau labai domėjausi psichologija, buvo visą laiką labai arti manęs, aš ir terapiją labai ilgai buvau lankęs, bet vis tiek man nepagelbėjo, kaip sakyt, tie įgūdžiai, tos žinios ir teko kreiptis į psichiatrus, bet aš toj pačioj psichiatriniai perdegęs, čia irgi toksai įdomus kampas, aš sutikau savo kolegą iš to paties skyriaus dar vieną. Tai kai tu ten 2 savaitės kaltini save, kad tu čia esi kažkoks, žinai, nevykęs ir minkštas ir kažkoks ir susitinki kolegą, kurį tu laikai pakankamai šiaip kietu ir jisai irgi dėl panašių priežasčių perdegė, tai tada į galvą šovė, kad mes gal Lietuvoje nelabai turim išvystyti ypatingai verslo kontekste tą minkštų įgūdžių visą kontekstą. Ir buvo įdomu pasigilinti, pasižiūrėti, tikrai nusimt tokį footprintą, kurioje mes vietoje čia pasaulio kontekste, negi ta Lietuva yra, kiek mes suprantam tas sąvokas, emocinis raštingumas, ten psichologinis atsparumas, empatija ir visa kita. Tai pradėjau po truputėlį gilintis, bet vėlgi ten mane tada, kaip čia, įtraukė tas burbulas IT, kad reikėtų grįžti. Ir aš tada buvau praėjus porai mėnesių, man atrodo, grįžus iš ligoninės ir aš buvau susitikęs su vienu iš potencialių darbdavių. Ir tada su dviračiu aš buvau tenais nuvažiavęs, mes Vokiečių gatvėje buvom susitikę ir tada važiavau, neatsimenu tik kaip vadinasi tas kalnas, tarkim nuo Tauro kalno. Aha. Ir mane nudaužė su dviračių mašina, taip nevaikiškai. Ir ten sulėkė ir fotoreporteriai, ir ten nemažai žiniasklaida apie tai rašė, kad ten, žodžiu, pabirau aš visas. Ir aš atsibundu ligoninėje, žinai, ir man niekaip neina suprasti, ir aš galvoju, kad aš tai jau išėjau iš ligoninės, nes aš neatsiminiau to paties nudaužimo momento, ir ten pradėjau keiktas SLS ir
pradėjau galvoti, kad aš jau visai, žinai, iš proto išėjau ir sako, bet tu į avariją patekai, aš galvoju, kad aš vis dar psichiatriniai ligoniniai. Tai po to įvykio aš galvoju, blemba, gal čia yra, žinai, ženklas, nors visiškai ezoterika ir ten, žinai, to magiškuoju mąstymu netikiu kažkokiais ten ženklais, apsireiškimais ir nušvitimais, bet galvoju, gal reikėtų visgi pagalvoti, kad gal neverta grįžti į tą IT, pabandyti kažką tai ramiau. Nu, ir nuo to momento turbūt ir prasidėjo visos tos veiklos, visų pirma konferencijų pavidalų, po to tai įsivystė iš suaugusių, šalia prisidėjo ir vaikų emocinio raštingumo mokymai, tada mano jau asmeninė konsultacinė veikla, aš konsultuoju organizacijas. Tai vat, nu, toks lūžiukas biški buvo jo mano karjerai. Dar užsiminėjai apie ambiciją, kad vat, neturėjai tuo metu, kai pradėjai rašyti pirmus ten kažkokius labiau čia toksai fan, ar net nesupratai, kaip gali mokėti už tai. Ar tu turėjai gyvenime šiaip ambiciją IT srityje, nes nu, vat, aš esu skaičiusi, kad realiai tiki, kad perdegimas yra dalinai iš nemėgstamos veiklos atsiranda. Nesakau, kad galbūt visą laiką buvo nemėgstama, kažkuriuo metu tapo nebemėgstama. Tai kaip va, ta ambicija tada atsiranda ir jinai keičiasi, kai vat, pradedi daryti tai, kas tau patinka. Koks skirtumas? Tai, matai, aš galvoju, jeigu tu išgirdai, aš pasakau, kad aš turėjau labai aiškę ambiciją finansinę, ne? Kad gyventi ambicingą, turtingą gyvenimą iš finansinės pusės, bet IT nebuvo mano sfera, nors aš ir pasiekiau tikrai gerų rezultatų, aš ten ir nuo projektų vadovo iki C levelio buvau tikrai nužengęs ir nuo mažesnių organizacijų iki ten Fortune 500. Tai ta karjera man pakankamai neblogai sekės, bet tai nebuvo mano tas, kaip anglai sako, žinai, arbatos puodelis. O dėl tos kūrybinės, tai irgi vienas iš ženklų buvo, kad aš kai pradėjau tam pačiam LinkedIn'e rašyti, tai aš irgi neturėjau kažkokių ambicijų, bet aš, pavyzdžiui, pasak agentūrų, aš esu dabar vienas iš skaitomiausių LinkedIn'e autorių, kur pakankamai retai rašau, bet susikaupęs kažką parašau ten į savaitę vieną kitą kartą. Ir ten per keletą mėnesių aš jau dabar turiu 10 000 armiją followerių, kas lietuviškam LinkedIn'e šiaip yra pakankamai daug. Tai žinai, tai vat, yra tie indikatoriai, kur tu supranti, kad nu, vat, jeigu tau natūraliai, organiškai tai sekasi, tai galima tai po to kažkokiu būdu monetizuoti. Tai tas pats viešas kalbėjimas man visai neblogai sekasi ir ten, tarkim, konferencijose aš irgi būnu dažnai išrenkamas tarp geriausių pranešėjų. Tai irgi, kur nesu turėjęs kažkokių tai ambicijų ten, žinai, viešojo kalbėjimo ar kažko, bet, nu, tu supranti, kad tai yra, ir mane jau dabar tai drivina, kad aš, žinai, suprantu, kad tai yra mano tikrai geras profesinis atspalvis mano visų veiklų, tai tas drivina, o dėl grįžtant prie perdegimo, ką tu klausai, tai niekada neperdega žmogus, kuris neturi jokių ambicijų. Niekada, nes jeigu tu nesi užsidegęs, tai čia ir fizikoje turbūt, jeigu neužsidega, tai kaip tu perdegsi. Tai tie žmonės, kurie tiesiog, čia su visa pagarba, kad, ta prasme, kad ir tokių žmonių reikia, kurie neturi kažkokių aukštesnių ambicijų, kurie eina taip, vadinama 9 to 5, kad aš tiesiog noriu užsidirbti pragyvenimui ir tai yra viskas okei. Ir nu, retai, kada tokie žmonės perdega, net tiesiog įsiveda kažkokią, matyt, atsiranda rutina, kuri anksčiau ir vėliau užnisa, ta rutina galbūt gali mažiau atspariems žmonėm kikinti galvą ir ten, bet tai turbūt nebus perdegimas labiau, tai bus toksai nusivylimas, žinai, kad kaip aš čia nieko neturiu tų ambicijų, tai toksai suvokimas, kad aš neturiu ambicijų, nėra perdegimas. Perdegimas turbūt dažniau yra, kai tos ambicijos yra tokios didelės, kurios truputį nesutampa su tavo galimybėm. Ir kai tu tų ambicijų vedinas bandai daryti daugiau negu tau duota, tai tada ir perdegi. Tai turbūt tas susigaudimas, kur yra ta riba ir kur yra tas pakankamai gerai. Tas labai svarbu žodis pakankamai, nes mes labai retai kada suprantam, kada yra pakankamai gerai arba pakankamai daug, ne, kažko turim. Tai iš tos pusės, jeigu taip gerai savireflektuotume ir suprastume tuos dalykus, tai tų perdegimų būtų mažai. Tai aš taip kažkaip matau tą situaciją. O kur yra riba tarp perdegimo ir tingėjimo? Tada, nu, čia kažkiek užsiminiai, kad tas, nusvyra rankos kažkam, ar ten prokrastinacija gal įvedant, kur atskirti. Kaip atskirti tuos dalykus? Aš suprantu, kad sakai, kad tas kiekis darbo yra vienas iš rodiklių,
Bet jeigu žmogus nesupranta, jam atrodo, kad gal ir dirbu normaliai, bet kažkas, vat, ką tu... Tai, žinai, kaip ir visokiose fenomenuose visuomenėje atsiranda tas toksai išsiniveliavimo, žinai, momentas, kuomet mes turim šiek tiek perlaužti arba perlenkti lazdą į kitą pusę, kad suvoktume, kad jinai atsitiestų jau būdama tiesi. Tai šitoj vietoj mes dabar, kas antras gali sakyti, kad mes aš čia perdegiau ir netgi tampa tokiu, žinai, bazvardu, kad aš, nežinau, ten pirmadienio 4 valandą vakare aš jau perdegiau, nes tiesiog gal dirbu nemėgstamą darbą arba tiesiog suprantu, kad tai yra tam tikras būdas tapti tuo savo tokiu aukos personažu, kur aš pabandysiu dabar skūstis, tai dažniausiai ten tie besiskundžiantys atranda savo organizacijų kažkokius tai būrelius, tai susikuria kažkokios virtualios bendruomenės, kurio po to aiškina, kad mes čia dabar visi perdegiam, kai iš tikrųjų yra tiesiog tingėjimas dirbti ir čia vėlgi su visa pagarba, bet jaunoji karta, tie, kurie tik tai žengia į darbo rinką, neretai turi šitą dalyką, tai kartais reikia, kaip čia, griežtesnio žodžio, aš taip galvoju, bet tas tingėjimas ir perdegimas šiaip jie yra kontrastuojantis dalykai, tai tikrasis perdegimas, tas klinikinis perdegimas, kuris yra įrašytas į tarptautinį ligų klasifikatorių, tai yra klinikinė būsena, kai tau nebepavyksta dirbti. Bet kokia psichinė diagnozė yra diagnozuojama klinika tada, kai tu nebegali atlikti savo darbinių pareigų, profesinių pareigų. Tai jeigu jau yra toksai momentas, kai tu pastebi, kad tu ne tai, kad nenori eiti į darbą, bet tu bandai daryti viską, kad nepadarytum savo darbo, tai ir yra perdegimas, kad tu bandai atrasti bet kokį prokrastinavimo kažkokį būdą, nežinau, ar tai būtų nueiti kavutės pagerti su kažkuo, nueiti kažkokius mytus, kurie yra visiškai nereikšmingi ir tau ten visai nereikia būti. Ir tu bandai atsifutbolinti visus tos taskus, nors tai mūsų kiekvieno gyvenimo yra dalis, mes turim tokių dalykų, bet kai tai tampa mūsų dominuojančio tokio veikla, ne strategija, tai ir yra perdegimas, tai tada reikia turbūt susimastyti, bet vėlgi tai kyla iš ambicijos, niekada perdegimas nekils iš tokio nuobodulio arba tingėjimo, mes norim kažką pakeisti, kažkokį įvesti pokytį ir neretai neturim savirefleksijų, kad ar mes esam pajėgus tą padaryti, o dažnai dar ir aplinkos spaudimą gaunam, kad ar tai būtų vadovas, ar tai būtų kažkokie visuomenėje vykstantis reiškiniai, kad čia reikia būti labai madingu, labai turėti madingas pareigas ir taip toliau, tai taip dėja ištinka. Ir dabar kaip tik galvoju apie tai, kad tas periodas buvo, kai jau tau prasidėjo tikriausiai panašus simptomai to perdegimo, apie kurį tu net nežinojai, nesupratai. Kaip tau pačiam atrodo, koks buvo tas senasis Almantas, nežinau, Kirtis kaip dedas. Gerai sakyčiau. ir naujasis, kur dabar darytų kitaip. Koks tu skirtumą matai po viso šitos patirties, ką išmokai? Tai aš vėlgi, žinai, noriu tikėti, kad mes, kaip jeigu neturim asmenybinių sutrikimų, tai mes esame integrali savo asmenybės dalis ir aš nenorėčiau, žinai, iškapoti seno savęs ir naujo savęs. Tai yra tiesiog patirčių rinkinys, kuris, žinai, padarė mane, tikėkim, geresnę savo paties versiją. Tai, žinai, kalbant apie vėlgi tą patį perdegimą, mano situacijoje aš turėjau, žinai, dylinti su labai daug iššūkių vienu metu. Tai neretai, žinai, mes turim tą tokią savo, kaip telefonai yra pakrauti, ne, iki kažkokio procento ir jeigu mes jų neužkrausim, o juos tik tais iškraudinėsim, tai jie pasibaigs ir tas pats ir su žmogaus psichika. Mes turim kiekvienas labai skirtingą lygį tų savo psichinio atsparumo tokių resursų ir kai tie resursai baigėsi, tai tada prasideda kažkoks psichinis sutrikimas. Tai tuo metu aš ten bandydamas, žinai, tarp savo tokių trauminių patirčių žongliruoti ir tarp profesinių iššūkių, tai ten sunku ne tik man, bet ir mano terapeutai buvo išsiaiškinti, kurioje ten vietoje kas ką sąlygoja ir tikrai pakankamai sudėtingi procesai. Bet man tai viskas realiai prasidėjo, jeigu grįžtant prie simptomatikos, tai tokia chroniška nemiga, kur jau po to jinai pradėjo taip daužyti, kaip prasidėjo ir haliucinacijos ir ten visokie reikalai. Tai nemiga neretai irgi, tiksliau neretai, bet turbūt 99 atvejus iš 100 yra kaip pasiekmė kažko, kas vyksta dienos metu, ne kaip liga pati savaime. Tai su ta nemiga turėjau tikrai labai daug iššūkių ir ačiū Dievui dabar jau miegu kaip ponas ir be jokių medikamentų.
Tai irgi čia toksai geras ženklas, kad netgi tokios sudėtingos būsenos jos yra, kai turi ambiciją vėlgi išgyti ir pasitvarkyti, tai yra tik tais tavo vėlgi požiūrio, resurso ir nuoseklaus darbo klausimas, kaip tuos dalykus sutvarkyti. O visos psichikos, visi psichiniai ir neretas neurologinis sutrikimas, jie reikalauja nuoseklumo. Nes tik tais nuoseklumo, turbūt viskas gyvenime dažniausiai reikalauja nuoseklumo, jeigu tu nori pasiekti rezultatą, tai yra nuoseklus darbas to rezultato link. Tai va, bet aš jau užmiršau, ką tu klausi manęs. Aš klausiau, kuo skiriasi senas. Tu pasakai, kad yra, vis tiek, tu dabar esi vis tiek su visu tuo, ką tu išsineši ir kad tai nėra, kaip einant, minėjai, kad nesu nušvitęs arba to netikiu. Bet kaip tu galbūt dabar kitaip darytum ar darai savo gyvenime, kad taip nebeatsitiktų, arba kaip tavo užbėgti į to nemigos, kad tu miegotum gerai ir panašiai. Ką tu pakeitai? Nes įpročius pakeisti gyvenimo būdą yra dar, man atrodo, sunkiau mąstymo būdus pakeisti, yra labai sudėtinga. Tai nėra, kad čia aš vieną dieną ėmiau ir pakeičiau. Bet tai turbūt jeigu tu šiek tiek performuluojant klausimą, jeigu tu klaustum, ar aš kažkaip tai, jeigu galėčiau atsukus tą laiką elgtis kitaip, tai aš turbūt gal net nesielgčiau, nes aš šiandien dienai tai esu labai laimingas iš tiesų ir man tie pokyčiai, kurie įvyko tada, tai jie tikrai katalizavo mano laimės, barometrą ten iki labai aukštai. Tai aš dėl to labai džiaugiuosi. Kita vertus, tai buvo, skaudžios pasiekmes, kur turėsiu su tam tikrais dalykais dylinti visą likusį savo gyvenimą, nes tas ir atsparumas psichologinis tikrai jisai nėra toksai, koksai iki tol buvo. Čia nereta tokių psichinių ligų pasiekmė yra, bet šiandien dienai tai aš bandau, kas kartą reflektuoti, kodėl man tai svarbu, paklausti, kodėl man svarbu daryti dalykus, kuriuos aš darau, arba būti santykiuose, kuriuose aš esu. Ir kiek mane jie pakrauna ir kiek mane jie iškrauna. Turi atsiras kažkoks tas nuvalkiotas žodis balansas, aš žiauriai netikiu nušvitimais, labai netikiu nušvitimais, čakrų atvėrimais ir ten visais kitais ezoteriniais marazmais, nes aš esu mokslo žmogus ir visas mano veiklos yra su mokslininkais, su mokslinė bendruomenė ir su verslu. Tai aš kaip tik bandau labiau kovoti su tais ezoteriniais visais dalykais, nes ten neretai yra tiesiog, tokių paklydusių dušelių, žmogelių pinigų išviliojimas. Tai turbūt aš tai tam tikrą prasme ir kartais aštriai pasisakau, kad tai turėtų atsirasti kažkoksai kodeksą matyti punktas arba kažkokia reguliacija. Neretai tai gelbsi kažkokie sertifikatai, kurie irgi kartais būna, tai sertifikatai tiesiog nusipirkami. Tai grįžtant vėl prie to seno savęs ir kad ir kaip man tai neskamba ir naujo manęs, tai yra, kiekvienam mūsų einant laikų įsijunginėja netgi skirtingi genai, genų rinkiniai. Tai mes genus kartais galvojam kaip mūsų fiziologinių kažkokių tai funkcijų rinkiniai, bet genai turi lygiai taip pat ir mūsų tą psichinę, emocinę, pusę. Tai kažkas, link senatvės pradeda hordinti, galvoju, kaip čia tas lietuviškas žodis, kaupti daiktus, ne? Tai mes žinom tokį sutrikimą, ypatingai ten YouTube tokių fantasmagoriškų vaizdelių yra, kur žmonės tualete jau kaupia dalykus, apie kuriuos mes gal nešnekėsim. Tai, tai tiesiog kikina, senatvėje tie genai ir mes, kuo esam vyresni, tuo daugiau tų genų rinkinių įsijunginėja. Tas pats galioja ir mūsų psichiniai sveikatai, ir mūsų lygiai taip pat patirtims. Tai mes turėdami tam tikras patirtis, o mes jau kiekvienas turim per dieną labai daug, tai mes galim jas žiūrėti keliais variantais. Tai pagrindinė funkcija, pavyzdžiui, kieto terapeuto yra atvesti žmogų kuo arčiau objektyvios realybės. Nes kad įvyko kažkoksai veiksmas, kažkokia tai trauma, nesvarbu, ar tai būtų ten teigiamas arba neigiamas reiškinys, tai mūsų požiūrio klausimas, kaip mes tai vertinsim, kaip mes kokį kelią pasirinksim to įvykio vertinime ir kaip mes tą patirtį savo sureflektuosim, kuo aš pasikeičiau po tos patirties. Nes, kaip žinom, vieni ten mėgsta arba tiesiog temperamentas žmogaus yra tokie karšti, užsidegę, labai karštai reaguoja, išsišaudo, išsisprogsta ir po to žiauriai gailisi, kad tai pasilgi, ypatingai ten tarp asmeninių santykių, kas terpėje vyksta. Kiti yra labiau tokie konservatyvūs arba aš kartais su išmintim tai sieju, kad
padaro pauzę, labai geras žodis, ne, padaro tokią išminties pauzę, suvokia, kas įvyko, nes kai mus daužo emocijos ir kai mums ten, žinai, spardo į kepenis hormonai, nu, ten sudėtinga mums tiesiog yra objektyviai vertinti, kas įvyko, tai palaukus ten, nežinau, nuo kelių minučių iki kelių valandų ir iki kelių parų, tu supranti, kad visai tos situacija kitokia, negu tu iš pat karto sugalvoji. Tai va, tuos dalykus įsisavinant, tai neretai žiūrėk, ten koks nors karštakošis, va, sako, seniau jisai karštakošis buvo, bet dabar žiūrėk, koksai vis susiturė, ne? Santūresnis ir susituri ir vis išmintingiau. Tai, va, tai čia apie tas pačias patirtis ir savirefleksijas turbūt, kur mes ar su terapeuto pagalba, arba patys, jeigu gebam kažkokią tikrai gerą literatūrą skaitant, gali pabandyti pasireflektuoti ir susigaudyti, apie ką tu esi. Ir tada ir ateina tas augimas ir ta turbūt nauja tavo paties geresnė versija. Nu, vat, vis tiek dar grįžtant prie tos nemigos, tai ką tu dabar darai, ką tu darai, kad tau nebeatsitinka taip, ar yra kažkokie, nes aš irgi kiek skaičiau pas tave, tu ir apie sveiką gyvenimo būdą, mitybą kažkiek, kad visa tai yra susiję, tas neišsitaškymas. Bet tai, žinai, pažiūrėjęs į mane, aš nesu tas, kur labai, žinai, čia sveiką gyvenimo būdą naudotų, nes aš leidžiu savo, žinai, aš labai mėgstu šiaip skanų maistą, tai aš leidžiu savo, kaip čia ne visada būti tą sveikos mitybos, žinai, atstovu. Bet grįžtant prie miego, tai gal prie miego, ne prie nemigos grįžkime, tai miegui labai svarbus dalykas yra higiena ir į tą higieną daug kas telpa. Kaip pavyzdys, neretas mes ten mėgstam kokią, nežinau, ten kompą nusivilkti į lovą arba ten miegamajam, jeigu teliką turi, tai šiaip lova skirta dviem dalykam, tai yra miegui ir pramogoms. Nu, pramogoms visi suprantam, apie ką kalbu. Tai va, bet į pramogas neįsiskaito nei žaidimai su kompu, nei ten teliko laikas ir tą pačią knygą geriau yra skaityti kažkur fotelyje, nes žmogus, jeigu mes žinom, tokį kvailas pavyzdys, bet kartais mes nuėję į tūliką, net nenorėdami prieš tai eiti į tūliką, o tarkim pasižiūrėdami į veidrodį, tam tikri kvapai arba tam tikra aplinka mums pasako, kad blemba, gal visai jau ir nori į tūliką, ne? Tai tas pats yra su miegamuoju ir su horizontalia mūsų gulėjimo padėtim. Kad jeigu mes lovai darysim tik tais tuos du dalykus, tai mes labai aiškiai pasakysim savo organizmui, kad dabar laikas miegoti. Nes aš esu šitoje aplinkoje, aš esu horizontalioje padėtyje, tai tada kala man melatoninas ir aš tada užmiegu. Bet jeigu aš ten darysiu viską, tai organizmui tu nesiunti absoliučiai jokio signalo, kas dabar turėtų vykti. Tai jau nekalbu apie tai, kad miego laikas turbūt turėtų skirtis plius minus valanda, nu maksimum 2 turbūt. Turiu omeny, kad jeigu visada stengies nueiti ten kokią 10-11, tai reiktų nenueiti gal 3 ryto, arba jeigu nueisi ten, nežinau, 7 vakaro, tai irgi tu tiesiog neužmigsi, nes taip tas nuoseklumas, tas cirkadinis vadinamas ritmas, jis yra be galo svarbus ir neretai mes ten su savo mėlynais ekranais, kurie irgi organizmui aiškiai duoda, kad dabar yra dienos metas, tai jeigu ten po kaldra pasikišęs, žinai, telefoną žiūrėsi, tai organizmui tu siunti priešingą signalą negu reikia ir tada tas miegas tiesiog sutrinka. Tai čia visų pirma yra miego higiena, bet čia neinant, žinai, į kliniką, kai mes jau esam toj būsenai, kai jau reikia tvarkyti miegą. Tai miegas labai gerai tvarkos, yra tokia CBTI terapija, Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Tai jinai skirta būtent susitvarkyti visai miego higieną ir ten, pavyzdžiui, yra tokia miego deprivacijos stadija, kuomet tu pakankamai ilgą laiką, netgi jeigu neklystu iki 2 savaičių, deprivuoji miegą, tai reiškia, tu labai riboji miegą ten nuo 4 valandų, kad tu leidi savo miegoti tik tais 4 valandas, kad ir kaip prastai miegotum, visiškai nepaisant to. Ten po to truputėlį ilgini tą laiką tam, kad tas cirkadinis ritmas šiek tiek atsistotų į vėžes. Tai yra žiauriai sunku, aš pats tas 2 savaitės bandžiau tą miego deprivacijos, tai buvo viena iš tokių sudėtingesnių turbūt, kaip čia, metodikų, kur reikia pristaikyti, bet vis tiek supranti, kad kito kelio turbūt nėra ir tada mes dar prisižaidžiam neletai su tais melatoninais, kurie yra šiaip skirti tik tais atstatyti mūsų cirkadinį ritmą. Tai jeigu mes nusivarėm iki Amerikos, ar ten skirtumas yra 7 valandos, tai ten 2 naktis gali pagerti tą melatoniną, bet nuolatos gerti melatoniną tam, kad užmigtum, tai yra, tu tiesiog, tai yra natūraliai mūsų organizme besigaminantis hormonas, tai,
o kam sutrikdyti jo veiklą, tai tada po to prasideda visokie ten kasos sutrikimai ir taip toliau. Tai su miegu yra daug niuansų, bet pagrindė tai, jeigu kalbant ne apie tą fiziologinį arba neurologinį pusę, tai miegas yra didžiąja dalimi susijęs su mūsų veikla dienos metu. Tai jeigu dienos metu mes esame nerimastingi, kažkokie tai labai jautriai reaguojame į dalykus, pasikraunam visokių emocijų, kurios neturėtų taip stipriai mus daužyti, neturėtų, tai turiu omeny, kad sveikam žmogui, ar ne, arba neurotipiškam žmogui, kitaip moksliškai tariant, tai tikėtis, kad tu ten ramiai miegosi naktį, nu taip nesigaus, taip mes neveikiam, nes nakties metu mūsų psichika turi pailsėti, tai jeigu tu ją esi jaudrinęs tiek stipriai, tai jokių šansų, kad tau eis užmigti. Tai dažniausiai protingas psichiatras arba terapeutas pradeda tvarkyti nuo dienos metu vykstančių dalykų. Tai ir pavyzdžiui, aš irgi turėjau labai keistą sutrikimą prieš daug metų, man žiauriai cypia ausyse. Tiesiog velniškai. Tiesiog, žinai, kai būna labai tyla ir aš kažkaip labai pradėjau girdėti tą cypimą. Ir apsilankius kokį 10 daktarų, aš nuėjau pas tokią labai senyvą amžiaus neurologę ir jis klausė, sakė, vaikeli, o kas vyksta tavo gyvenime? Aš sakau, nežinau, tuo metu žmona laukėsi, sakau, va čia laukiam vaiko ir jis sako, tai ko tu čia pas tos daktarus varai? Jis sako, gims vaikas ir nebecypsosi ausyse. Taip tiesą sakant ir buvo. Nes, žinai, įtampa yra vis tiek duoda savų dalykų. Tai ten, bet įdomias visokias procedūras perėjau klausos ir supratau, kad gera mano klausa, tai tiesiog turėjau galimybę pasitikrinti, žinai. Bet o dabar būna tavo gyvenime to streso ar kažkas dienoje, chaoso, dėl ko, aš kaip suprantu, tuo metu prieš perdegimą, tai taip ir buvo, kad buvo per daug visko, nesusidorojai, tai kaip tu dabar vis tiek būna, kaip tu dylini su viskuo. Bet tai, žinok, to streso jo visada yra ir jo visada reikia, tik tais jo reikia, žinai, kaip druskos. Nu, jeigu be druskos patiekalas, tai gal neskanu. Bet jau kai ten, žinai, vien druska, tai gal irgi jau nebelabai. Tai, nes jeigu nebūtų visai streso ir mes gyventume tokioje visiškoje, kažkokioje, žinai, tokioje hedonistinėje visuomenėje, kur viską darom, tai kad mums būtų smagu, tai mes neturėtume pasaulyje absoliučiai jokio progreso, tai tas stresas kažkiek turi būti ir šitoje vietoje tai aš turiu nemažai streso, aš ir dažnai viešai kalbu, tai nėra taip, kad aš atsivarau į auditoriją ir man, žinai, visiškai dzenu, aš tikrai ten pirmas minutės tai padeginu nemažai to streso, bet aš turiu būdų, kaip aš su tais dalykais dylinu ir tie būdai mane visą laiką džiugina, nes jie visą laiką suveikia ir aš tikrai turiu ir savaitę kažkokio prastesnio miego ir mane neretai ir ta pati pilnatis būna, kad paveikia, aš ten prasčiau miegu, bet tai aš suprantu, kad tai tiesiog praeis ir man ten nėra iki tos klinikinės būsenos, kur aš jau ten, žinai, 5 ryto suprantu, kad aš dar nieko nenumigau nei 10 minučių ir man reikia jau dabar kažką daryti, tai iki tokių situacijų nedainu, bet aš to streso tai turiu, aš manau, kad kiekvienas iš mūsų, čia dabar šiuolaikiniai visuomeniai gyvent be streso, tai be šansų, tiesiog taip neveikia, bet jo turi būti tiek, kiek reikia, tai tas vėlgi nuvalkiotas žodis balansas yra turbūt gera siekiamybė, žinai, kad mes turim jo turėti tiek, kad mes sugebėtume dar su juo, žinai, susidraugauti. Toksai gal būtų savoka. Man dar, žinai, patinka tas valdyti stresą, kad ne stresas tave valdo, o tu valdai, kad susidėlioji taip, kad, aš žinau, kad aš čia šiek tiek jaudinsiuos ar ten turėsiu, bet neprisidedu, tarkim, visų renginių, kurie daugiausiai kelia įtampos į vieną dieną. Jo, tai ir tu gali turbūt irgi prisidėti tuos renginius, bet neretai, kas įvyksta, kai mes prisidedam daugiau negu galim, tai mes dar save plakam dėl savijautos, kaip mes elgiamės. Nors realiai turbūt suvokiam, kad jeigu mes ten turėsim, nežinau, 3 kažkokius viešus pranešimus, kuriems ten ruošiamės, nežinau, 3 savaitės, tai tu tikrai labai stresuosi. Tai ir jeigu ten ties tuo antru renginiu tu dar save plaksi, kad, blema, kaip aš čia stresuoju, tai tada užsisuka užburtas ratas, kad tu jau stresuoji, nes stresuoji, žinai, toksai metastresas gaunasi. Ir visai tas yra nereikalinga. Tai vėlgi leisti savo būti silpnu yra viena iš didžiausių žmogaus stiprybių, nes tie, kurie, žinai, moka būti visaip, yra lankstus, o lankstus nelūžta. Lūžta tik tie, kurie yra,
žinai, vaidina labai kietus ir tada sulūžta, tai aš esu puikus to pavyzdys, žinai. Čia, žinai, kaip va šiandien susitikom ir buvo man daug streso ganėtinai, ne viskas pagal galvoje susidėtą planą. Ir dar va net filmuojant girdžiu tenai va stato koncertų ir važiuoja paspirtukai čia aplink. Tai žinai, būna tas stresas, bet tada galvoju, okei, yra jau kaip yra, padarysim, ką tikriausiai galima geriausiai. Jau čia tiesiog... To streso valdymo metodikų yra visa galybė išrašyta. Tu turi atrasti savo geriausias, viena iš efektyviausių. Visada, aišku, yra ta mindfulness, kur jeigu tu praktikuoji tas mindfulness praktikas, kažkas jas vadina meditacijom, kažkas atida, kažkas dėmesingumu, nesvarbu kaip pavadinsi, bet tai yra iš esmės suvokimas ir savęs toksai atradimas 24 valandas per parą, ne, kad aš visą laiką esu savyje čia ir dabar. Tai aš nesu tas labai aktyvus praktikuotas, aš ten į savaitę gal 2 kartus padarau tas praktikas, tai čia kas, nedarykit taip, gerai, kas klausotės, geriau kasdieną praktikuoti, nes tai yra raumuo, tai yra tiesiog išmankštinamas dalykas ir tai irgi reikalauja nuoseklumo, bet aš nesu baisiai toksai kaip čia valingas žmogus ir kartais save irgi pabloku, turbūt, bet tiekčiau pelnytai šitą klausimą. Bet tų metodikų yra visokių. Gaila, kad neretai žmonės stresą valdo irgi kažkokiais tai medikamentais ir tos tabletkos po to nuveda į labai tamsias vietas. Dabar kaip tu pasakai, kad nesi valingas žmogus, tai įdomu, yra kažkiek kaip tu savo padedi pradėti daryti dalykus, nes skaičiau irgi vienam iš tavo postų, kad tau patiko Neniškytės mintis apie tai, kad dopaminas atsiranda tada, kai jau pradedi daryti ir turi, kad pats prisiversti pradėti daryti. Jo. Tai kaip tu savo gyvenime padedi kažką nuveikti, jeigu, kaip sakai, nesu valingas. Aš irgi nesu valinga. Tai, žinai, aš kažkada teko man truputį pasidarbuoti kino industrijoje ir aš tada turėjau labai fainą režisierių, Ričardą Matačių, tai jeigu Ričardai žiūri tavo linkėjimai. Ir mes tada kalbėjom apie kaip gimsta tie, žinai, tokie unikalūs kūriniai, kaip gimsta tas geras kinas, kokybiškas kinas, kaip gimsta tas kokybiškas Hollywoodas arba autorinis kinas. Ir man atrodo, jisai tuo metu, jeigu neklystu, Scorsesės tokį vieną atvejį pasakojo, kur klausia, kaip tu parašai tuos tokius genialius scenarius, kaip sako tavo darbo diena atrodo. Tam buvo interviu pas vieną, man atrodo, britų, reiškia, žiniasklaidos atstovą ir jisai sako, nėra jokios mūzos, aš ateinu 8 į darbą, tada rašau iki ten 5, tada ateinu ant rytojaus vėl 8, sulankstau, perskaitęs ką vakar, išmetu ir sako, iš šitų visų ten nežinau, kiek čia mes tų darbo dienų turim, 200 kažkiek, sako, kažkas tai gaunas tokių visai gerų. Tai taip atsiranda tos mūzos, žinai, kad jos nėra to tokio stebuklingo dalyko kaip įkvėpimas kažkoks yra, kad aplankys dabar vėlgi kažkokia apšvita ir aš dabar kažką tai nuveiksiu. Tai man pasisekė gyvenime taip, kad man nereikia keltis ten 8 ir eiti į darbą, aš esu pats savo laiko šeimininkas, tai aš galiu vieną dieną atsikelti, nežinau, 6, bet aš galiu kitą dieną atsikelti 10. Čia vėlgi labai blogai miego praktikoje, reikėtų keltis visada ir savaitgaliais tuo pačiu metu, bet kartais man tingis, aš nesu toksai valingas ir aš labiau keliuosi apie, sakysim, 9 valandą. Tai aš turiu galimybę tiesiog, kaip čia, nebūdamas labai valingas ir konstruktyvus, daryti veiklas, kurios tam tikrą prasme nereikalauja šitų dalykų. Ir aš turiu žmonės, kurie yra labai tokie į lentynėlės viską sudėlioja, tai man jie pagelbsti tikrai. Tai aš gal apsistačiau savo labai stipriai žmonėm, tas silpnybės savo jie atliepia daug stipresnį būdami, o aš atliepiu tą kūrybinę dalį ir strateginę pusę, kur reikalauja jau mano tokių tam tikrų talentų, tai gal man tiesiog pasisekė taip. Ir įdomu, ar tau pasisekė, ar čia kažkiek susijęs su savęs pažinimu ir priėmimu to nedražimo, aš nesu toks valingas, bet man ir gerai yra taip, kaip yra, kad aš čia vieną dieną taip, kitą dieną taip.
kokius žmonės prisitraukia. Aš čia galiu, žinai, būti labai arogantiškai skambėti, kad, žinai, čia mes kiekvienas dabar galim atrasti savo stiprybės ir silpnybės, bet, nu, vidutinis žmogus, dirbdamas ten vidutinį darbą, nu, jisai neturi galimybės apsistatyti savęs dar ten 2-3 žmonėm, kurie, žinai, jo silpnesnės vietas uždengs. Kaip pavyzdys, aš puikiai žinau, kad ten teisiniai dalykai arba kas susijęs su finansais, ypatingai įmonių finansais, yra, nu, visiškai ne mano dalykai. Tai aš turiu komandas, kurios dirbo tais klausimais ir man pagelbsti. Bet jeigu tu esi ten koks nors projektų vadovas, kaip pavyzdys, negu kažkokia organizacija, nu, tai tu neturi galimybės, kad tau sutartį dabar parengs kažkas kitas, nusėdi ir rengi tą sutartį. Ir nieko nebus, tai tas savęs pažinimas jisai labai pagelbsi tokiais atvejais, bet, nu, tu turi vis tiek, sakau, dirbdamas tuos vidutinius darbus, nu, tu turi suprast, kad, nu, taip neveikia ir tada labiau turi atrasti turbūt profesijoje tą vietą, kur tu darysi daugiau tai, kas tau patinka ir mažiau, kas nepatinka. Aš irgi darau kasdieną dalykus, kurie mane užknisa. Tai čia nėra, kad aš čia dabar jau toksai, žinai, laimingas iki begalybės ir tik tai, žinai, nežinau, valgau avokadų, žinai, ir skraidau privačių lėktuvų. Nu, taip nėra, aš darau nesąmonės ir kurios mane užknisa kiekvieną dieną. Tai, bet, nu, gal ir tai kažkada pasikeis ir gal, žinai, gal kažkada užsimanysiu daryti kitus dalykus. Nu, nežinau, bet kol kas man sekas. Tai va, taip kažkaip. Čia, matai, aš tą klausimą uždaviau dar iš tos pusės, kad kai kurie žmonės save plaka tiesiog, jie gauna daug užduočių darbe ir, tarkim, ne su visom susidoroja arba ne visose yra geri, tada plaka, kad aš čia blogas projektų vadovas, blogas ten, nežinau, nu, nes dažnai mūsų, bent jau aš pastebėjau iš savo patirties, tu gali Lietuvoje kultūroje yra įprasta, kad tavo atsakomybių ribos yra ganėtinai plačios. Jeigu lyginant ten su kokia Italija, ateini vienas darbas ir viskas. Tai kaip vat, apsisaugoti ir tam, čia jau kita tema, ta apsisaugojimas nuo vadovo arba kūrimas savo geros atmosferos darbe arba laimingumo darbe. Kaip va tą savisaugą su savęs pažinimu suderinti. Taip, žinai, čia yra turbūt labai svarbi savoka toksai suvokti savęs, kad esi labai ribotas, kad tu gali padaryti tik tais atitinkamą skaičių užduočių ir labai aiškių kategorijų. Ir turbūt tave pasamdė žmogus, tai jeigu tai būtų tavo vadovas, turbūt tave pasamdė dėl to, ką tu gali padaryti, bet ne dėl to, ką tu negali padaryti. Tai įsivardymas irgi turbūt yra komunikacijos labai aiški, žinai, tokia detalė, kad tu visų pirma turi susipažinti turbūt su savim, kas nėra tas tavo arbatos puodelis, ne, kaip vėlgi britai sako, ir jeigu tu žinai, kad tu esi žiauriai kietas, kaip pavyzdys, nežinau, iliustruotojas, ne, moki puikiai iliustruoti. Ir jeigu tau sako, dabar žiūrėk, tau reikės nebe iliustruoto, nežinau, ten retušuoti nuotraukas kokias nors. Nu tai gal tu ir gali daryti tą retušavimą, bet tai tu jeigu pasakysi, kad žiūrėk, bet aš gal labiau, nu, nenoriu čia, negu noriu šitų dalykų daryti ir aš esu stiprus čia, o ne ten. Tai nei vienas vadovas tau nei jokio priekaišto nesakys, nes nu, tu buvai pasamdytas, tai dėl to, kad tu darai, kad darytum tai, ką tu darai geriausiai. Niekam nereikia darbuotojų, kurie daro kažką labai blogai, nu, žinai, tipo, nu, kas samdo žmogų, kuris, žinai, tą darbą daro blogai, nu, nieks nesamdo. Bet tai tik tais tavo prerogatyva yra pasakyti tam vadovui, kad jeigu tu gavai ten 10 užduočių, kad nu 6 tu padarysi viskas ok, bet 4 tai yra visiškai ne tavo. Tai tiesiog yra turbūt toks geras žodis susitarti, ne? O susitarimai vykstant kalbant. Tai mes neretai būnam tie herojai, kurie, jo, duok man čia dar 20 užduočių aš padarysiu, dar duok, viską padarysiu. Nu ir po to, žinai, kai tu nesuvoki to savo ribotumą ir nori parodyti, kad esi superherojus, nu tai tada, žinai, ateina amžina vasara, pavasaroji ir tada supranti, kad čia apie psichiatrinę ligoninę kalbu. Ir tada jau tas atsiranda, kad nu, nėra taip, kad tu esi superherojus, tu gali padaryti labai ribotą kiekį dalykų. Tai tas ribotumo savo suvokimas ir susitarimas, kad tu geriau darysi tai, ką darai geriausiai, tai ir organizacija labai gerai, nes tada jinai turės, jeigu svajokim utopiškai, ne, visi žmonės žinotų, ką jie daro geriausiai ir atsisakytų daryti dalykus, kurie jiems, žinai, nesiseka, nenori, tai, nu, turbūt organizacijos, tai kaip inkstai taukose, žinai, vartytus. Bet neretai ta komunikacija neįvyksta tarp tam tikrų žmonių.
Tai vat ir įdomu, atrodo, kai kurie žmonės bijo pasikalbėti su savo vadovu, kad, tarkim, čia aš nesusidoroju, arba, kaip tu sakai, kad mano ribos yra tokios, aš tik tiek galiu, ir tas superherojų momentas, kaip savo padėti drįsti. Čia labai atrodo paprastas atsakymas, tiesiog suprast, kad tai yra naudingiau. Bet žmogui išeiti iš tos jo komforto zonos nėra lengva. Ar kažkada esi galvojęs tą temą, kaip savo padėti? Tai ne tik galvojęs, bet aš ir organizacijos konsultuoju, kartais tas vidinės tokios komunikacijos klausimais, kurie susiję su lyderystės temom. Tai čia neretai būna, kad vadovas transliuoja tam tikrą prasme tokį emocinį klimatą, kur darbuotojas bijo tam vadovui pasakyti nuoširdžiai dalykus ir tada kas įvyksta, tada dažnai vadovas prisisamdo labai homogeniškas komandas. Homogeniškas tai ta prasme, kad labai panašių žmonės į save. O visada panašiai į save žmonių komanda, jie, linksės, visi pritars vienai idėjai, nes jinai bus viena ir niekas nekvestionuos tos idėjos. Tai reiškia, progresas organizacijų nevyks. Tai kuo dinamiškesnė komanda, tuo didesni ir geresni rezultatai pasiekiami. Tai ir tarp tokių komandų, kuri vadovo, sakysim, čia aš jau grinai vieną iš variantų pasakoju, vadovas transliuoja, tą žinutę, kad ne, tu man geriau nesaky, geriau tu apsimes kaip yra ir man rodyti feikinius rezultatus, čia neverbališkai tai pasakoma, bet dažnai iš tam tikros baimės, ten žmonės tiesiog elgesi taip, kaip natūraliai nesielgtų. Tai tas įvedimas tokio nuoširdaus ir atviro bendravimo kultūros į organizacijas yra žiauriai sudėtingas procesas, nes neretai vadovas turi kovoti su savo ego. O kovoti su savo ego yra, toksai pralaimėjimas bet kada, nes tu kovoji prieš save. Tai reikia ne tai, kad kovoti su savo ego, bet paversti savo ego tam tikrą savo super gale, kur tu naudodamas tą savo ego komandos geroviai ir laimiai, ilgajam periode pamatysi, kad tas tavo ego tik tai tarpsta, nes jeigu tu bėgiosi trumpus atstumus ir vis tą penetruosi savo ego, kad aš čia vadovas trenkiu, kumščiu į stalą ir jūs čia dabar manęs visi klausykit. Gal ir faina, iš pradžių savo, toksai, nes tu labai jautiesi tą galę, jautiesi tos tėvo vaiko pozicijoje, jeigu iš psichologijos, bet jinai yra visiškai netvari, tai organizacijos ir miršta dėl tokių, komandų, tiesą pasakius. Tai įvesti tą komunikaciją, ten paprastas dalykas ir ne vienas tyrimas yra padarytas, kad, tarkim, jeigu vadovas taip gaunasi, kad dirba savo atskirame kabinete, kad vien atidarytos vadovo durys lemia tai, kad žmonės atviriau pasieina. Tokie smulkmenos, ar ne? Labai kartais smulkmenos, bet čia viena iš, dažniausiai tai yra, sakau, kaip vadovas, kokias žinutes ir kokį emocinį klimatą transliuoja. Tai ir čia yra labai, labai plati tema nuo to, kad, neretai vadovas tampa iš tos pačios komandos, kažkoks labai geras specialistas tampa vadovo, ne? Tai jau iš karto, nes atsiranda tada tas tiesioginė atsakomybė prieš savo komandą ir komanda, pradeda tam tikrą prasme konkuruoti, o kodėl ne aš tapau vadovu, visų pirma, kodėl jisai. Tai ten yra, sudėtingi dalykai, kurie yra atskiri mokslai ir reikia juos gilintis, bet iš esmės tai yra nuolatinė ta kova su savo ego ir kai tu supranti, kad tą ego gali paversti savo supergale ir naudoti įrankius, kurie yra, jau seniai išrasti, tik tais reikia juos naudoti, tada ateina pokyčiai į organizacijas. Tai čia paėmėm tik tais vieną kampą, aš jau čia pakalbėjau, kelias minutės, kiti kampai yra, kur taip yra, žmonės, kurie yra labiau introvertiški negu ekstrovertiški, jie tiesiog nenori atsiverti, tai čia vėlgi, ir jau labiau gal paties žmogaus bėda yra, kad, reikia suprast, kad nieks minčių dar nemokas skaityti, dar kol kas, ne? Tai jeigu tu man nepasakėjai kaip vadovui, kad tau kažkas yra blogai, tai kaip aš galiu tą dalyką perskaityti? Kokį tu man signalą pasiuntei, kad aš dabar išskaityčiau, kad tau blogai? Ir neretai vyriška giminė, būdami fiziologiškai mažiau empatiški, mes ne visada perskaitom žmonės, ne visada mokam skaityti iš tų neverbalinių signalų. Tai irgi galima mokintis, bet tai yra sudėtingas mokslas ir kartais, tiesą pasakius, nebūtinai dar ir mokslų paremta tie dalykai visi ten. Ypatingai, jeigu kalbam apie visokias veidoskaitas ir kitus dalykus, tai ten neretai pasižiūrė, kas yra autoriai tų dalykų, tai būna koks nors gilus Rusijos regionas, tai geriau gal nereiktų tokių metodikų naudoti. Bet
tas, žinai, momentas, kad nieks minčių neskaito, jisai labiau introvertiškiam žmonėm turėtų būti, žinai, atsidariau kompą, įsivedžiau pasvardą ir man parašyta ant desktopą, nieks minčių neskaito. Tai reikia pasakyti, ką aš čia galvoju. Nes tai tiesiog pagal mano temperamentą nebus man natūralus procesas, aš turiu biškį perlipti per save. Ir vadovui sunku su tokiais žmonėm dylint, tai jie turi tam tikrų iššūkių, bet čia jau ir tam paties žmogaus individuo, žinai, prerogatyva yra pasakyti, kaip jisai jaučiasi ir kaip jisai norėtų dirbti šitą organizaciją. Jo, čia kur dar paminėjo apie tą, kad vadovą nuskaito. Tarkim, jeigu vadovas visada tikisi pardavimų ir gerų rezultatų, jo gerų rezultatų, tai tikėtina, kad pasakyti apie kažkokias nesėkmes irgi sunku, prasideda toksai baimė suklysti, ten visokie tokie dalykai. Ir aš čia galvoju apie tos, kažkiek lyderystę, asmeninę lyderystę, to laimingumo, kad ne vadovas galbūt atsakingas, o aš pats, kaip žmogus gali, čia imant situaciją, yra darbas, ofisas ir žmogus bamba dėl visko, dėl vadovo, čia viskas blogai, čia iš manęs tikisi, aš jam nepatenkinu, ten man sunku, dirbu viršvalandžius, tokioj kaip ir bejėgystėj būsenoj, nes negaliu, kažkodėl nepasišneku, nes galvoju, kad gausiu atgal kažkokią tai frazę, čia N scenarijų gali būti, bet kaip išeiti iš tos bejėgystės ir galbūt tą lyderystę prisimti dėl savo gyvenimo? Tai visų pirma, tai turbūt reikėtų suprasti, kad mes, ne tik tais mes, bet nereta posovietinio bloko šalis, mes turim tą tokį aukos sindromo pomėgį. Mes mėgstam pabūti aukos ir neretai netgi iš visuomenės sulaukiam tam tikro pritarimo, kad žmonės mėgsta tuos nuskriaustuosius. Tai taip yra. Tai mes mėgstam pabūti tos aukos, mėgstam pabumbėti ir aš jau mūsų pokalbio pradžioje sakau, kad tada iš vieno tokio pabumbančio, ypatingai jeigu dar žmogus turi kažkokią charizmą arba drąsą, tai prisijungia ta likusi virtuali bendruomenė, kuri palaiko tą bumbėjimą ir tada atsiranda toksai vėžio darinys organizacijų, kurį reikia kažkaip tai gydyti. Tai turbūt jeigu tai yra, žinai, žmonės linkę visiškai subjektyviai, tik tais dėl to paties, žinai, savo aukos sindromo bambėti, tai turbūt reikia su tokiais žmonėm atsisveikinti. Tai aš irgi kartais būnu griežtus, bet turiu pasakyti tokius dalykus. Bet, žinai, prieš atsisveikinant visada galima pabandyti pagydyti, o gydymas vyksta komunikuojant. Tai paklausus klausimą ne kaip tau sekasi, o kaip tu jautiesi, galima atverti tokius klodus, kur ten po to jau reikia būti tik pasiruošus atliepti į tai, ką tu gausi, kokius atsakymus. Tai irgi viena yra paklausti, kita yra, žinai, atliepti tuos atsakymus, kuriuos tu gausi. Tai turbūt tie bambėjimai mes, žinai, tam tikrose sąlygose ir aš, ir tu, ir čia mūsų operatoriai visi aplinkui, mes mėgstam pabambėti, mes jaučiam tą bendrumą, ne? Taip. Ypatingai jeigu vyksta kažkoks viešas diskursas, pavyzdys pandemija. Mes visi pavargom ir tada tu randi tą bendrą užtarimą ir mes esam socialios būtybės, mes labai mėgstam atitikti interesai su tam tikrais asmenim, ar ne? Tai kai mes pasiskundžiam ir tu randi tą atjautą kabutėse, ne? Tai tu susibondini su tai žmonėm ir kažkaip jauči bendrą chebrą. Tai tas yra faina, bet tai yra dažnai tokia toksiška, kad tai faina vieną kartą, 2, 5, bet po to tu pasižiūrėk, kad tavo gyvenimas jau nuėjo šunį ant uodegos, nes viskas, ką tu daraisi, tai tu bondinėsi su žmonėm, kurie turi tą patį aukos sindromą kaip ir tu pats ir tame laimės jokios nėra. Tai iš tų toksiškų situacijų turbūt reikėtų jas kažkaip sugebėti pamatyti laikui bėgant ir kažkaip tai užkardinti, pabandyti pagalvoti, kad gal reikėtų su pozityvesniais žmonėm pabūti, iš pradžių gali būti žiauriai keista, nes kaip tu čia, žinai, visą laiką bumbėjai, tai nueisi pabumbėti, žinai, darbą šiaušnis savo, kitas sakys, eik turim, tai pas mane tai taip faina viskas ir toksai, žinai, praraja tarp tavęs ir tarp kito žmogaus. Pastebėti, ar ne tos žmonės, kurie taip reaguoja, kitaip reaguoja, tai negu mūsų tau įprasta. Neretai mes, žinai, labai mėgstam arba į vieną pusę tas juodą baltą, arba į kitą nubėgti, arba labai viskas gerai, arba dažniau tai turbūt labai viskas blogai. O būna kažkur tai va ten tarp vidurį. Ir ten tik tais tavo vėlgi tokio, žinai, savirefleksijos klausimas yra pastebėti, ar tu labiau pastebėsi tuos dalykus, kurie yra neigiami tavo gyvenimą, ar tie, kas žiūrėk visai gal neblogai yra. Tai mes žiauriai dažnai pamirštam ir, žinai, čia vėlgi ta tokia nuvalkiota frazė, kad gal galima pasidžiaugti, kad hebra, čia dabar pandemijos net nėra.
mes galim čia filmuotis Vingio parke ir gal visai faina. Bet jeigu nebūtų buvę pandemijos, tai mes šito net negalėtume sakinio pasakyti, nes nežinom, kaip ten būna, žinai. Kaip ten būna, kai ten, žinai, šventė yra nueiti iki virtuvės, nes tu praleidai prieš tai savaitę laiko miegamajam. Nu, kaip visi, žinai. Tai tie dalykai, kurie atrodo savaime suprantami, kartais tam tikrų, žinai, force majeurinių dalykų veikdami, jie mums parodo, kad, nu, nėra viskas savaime suprantama. Kartais būna dalykų, kuriais galima tiesiog pasidžiaugti. Tai galima visą laiką bumbėti ir tikrai atrasim, dėl ko bumbėti visą laiką. Bet šiaip aš tai kažkaip linkęs galvoti, kad ir apsistai bendraja prasme žiūrint į procesus pasaulyje, tai man atrodo, kad viskas vyksta tik į gerą pusę. Viskas kažkaip, manau, kad ateitis yra šviesi. Visiškai pritariu ir atrodo, kad daugiau žmonių sąmoningėja ir bando pažinti save ir pas terapeutus jau tas susitikimų žmonių skaičius auga. Nebėra gėda pasakyti, aš jau lankau terapiją. Ja, dabar jau mada, dabar gėda yra pasakyti, kad tu nebelankai. Jo. Tarkime, esu projektų vadovas ar kažkoks žmogus, kuris siekia lyderio pozicijos, vadovo pozicijos, auga, kaip eiti tuo keliu karjeroje ir nelipti per galvas. Tai visų pirma, tai paklausti klausimą, kodėl man tai svarbu, kodėl man svarbu tapti kažkokiu tai lyderiu. Ar tai yra mano kažkokia profesinė ambicija, o gal čia yra, žinai, vėlgi ant pečių ambicija, kad aš noriu turėti, žinai, titrus, kad aš esu vadovas, statusą ir tada, žinai, jau jausiuosi kažkodėl, žinai, vėlgi papenetravę savo ego ir kažkaip jau gal man visai faina bus. Nes sulig kiekvieną šitų tu turi suprasti, kad bet koks kilimas karjeros laiptais didins tavo atsakomybę ir riziką. Tai tą pačią riziką perdegti irgi, vadovai daug dažniau perdega negu specialistų lygių žmonės. Tai tu turi suprasti, jeigu tu savo atsakysi, kodėl man tai svarbu, jeigu tai yra tavo profesinė, žinai, ambicija ir tu matai, kad tavo karjeros kelias dar ten yra 5 taškai ir tu čia yra pirmas taškelis, tai gal okei, jeigu tu nuosekliai to tikslo sieksi, o atsakant į to lipimo per galvas, tai aš tai norėčiau tikėti, kad organizacijoje, kurioje, žinai, vyksta tokia tvari lyderystės misija, tai tie žmonės, kurie lipa kitiem per galvas, kaip tik yra nudunda žemyno, nei į viršų, nes čia, aišku, dar yra ir kultūriniai dalykai, kaip pavyzdžiui, aš buvau irgi vienoje šalyje, kur mes keliavom su Kinijos piliečiais, su kiniečiais. Tai aš buvau pasibaisėjęs, kaip tie žmonės elgėsi, kokie jų kultūriniai ypatumai yra, bet aš susitikęs su viena savo draugė čia Lietuvoje, kuri dirbo su Kinijos rinka, jinai man sako, įsivaizduoja, kad ten konkurencija yra tokio lygio, kad jeigu tu nesielgsi taip, kaip jie elgėsi, tai tu tiesiog turbūt numirsi iš bado. Ten yra tiesiog ištisinė kova dėl išgyvenimo tam tikruose miestuose. Ir tai yra kultūrinis toksai fenomenas, kur tu turi tiesiog pripažinti, kad taip yra. Tai tam tikrose organizacijose, turbūt, kurios yra, galvokime, bet didelėse organizacijos, kur ta konkurencija tarp vidinių, žinai, pozicijų yra labai didelė. Tai aišku, kad atsiranda tokių procesų, bet jau čia yra, žinai, turbūt, kaip ir sakiau, ta lyderystės kažkokia tai arba kultūros dalykai, kur tu turi suvokti, kas organizacijoje nebus toleruojama. Tai nereiškia, kad bus išrašyta, kad mes to netoleruojam, bet tiesiog vertybiškai šita organizacija netoleruos, žinai, kažkokių tai žingsnių, kurie būtų labai aiškiai orientuoti į kažkokius tai karjeros kelius. Tai ten, pavyzdžiui, vienas iš to yra favorizmas, ne? Kur aš irgi esu susidūręs vienoje organizacijoje, kur buvo labai aiškus favorizmas. Tai buvo žmonės, kurie vadovui patiko daug labiau negu kiti, dėl labai skirtingų dalykų. Ir ten būdavo tas vadovas į savo šventes, asmeninės gimtadienius, kažkokius tai jubiliejus kviesdavosi tuos žmonės iš tos komandos, kitų nesikviesdavo ir ta draugystė jinai mezgėsi. Aš, tai, pavyzdžiui, labai aiškiai mačiau, kaip tai turi netgi ir tam tikrą prasme organizacijos lygyje, rezultatų prasme, kokia ydinga praktika yra ugdoma. Tai favorizmas yra vienas iš tokių bjauresnių dalykų, bet jisai yra egzistuojantis. Tai jeigu tu matai, kad, čia taip šlykščiai pasakysiu, bet kažkokie žmonės, žinai, laižo vadovui per tašką ar vadoviai, tai tu turi labai aiškiai, žinai, išsakyti, kad tai nėra priimtinas būdas šitoje organizacijoje veikti. Tai čia, vėlgi, sakau, kiekviena ta tema, jinai yra beveik neišsemiama, čia, žinai, ten
turbūt šimtai ir tūkstančiai vadovėlių kiekviena ta tema prirašyta, nes tai yra sudėtingi mūsų žmonyse, visuose mūsyse, kaip sakė klasikas vienas, vykstantis procesai, kuriuos reikia pažinti, o tie dažniausiai pažinimas ateina, žinai, per save pažįstant, kad kartais gal ir aš kažkaip elgiuosi, vat, kad būčiau toksai labiau favoritas, nu žinai. Tas situacijas atpažįsti dažniausiai per savo prizmę tokį veidrodį pasistatęs. Tai tas lipimas per galvas, aš tai sakau, norėčiau tikėti, kad turėtų būti kažkurioje vietoje, nebūtinai raštiškai, bet išrašytas organizacijos kultūra. Bet aš irgi kiek girdžiu iš tavęs ir pati iš savo coachingo patirties žmonių ar aplinkos matau tą tokį skundimas ar ne, tas aukos vaidmenyje, bet iš tiesų, tarkim, ir yra kažkokie dalykai kaip favorizmas, ten ribų peržengimas ir panašiai, ir žmogus nežino, kaip dylinti su tuo, ar kalbėtis tiesiai su tuo žmogum, ar sakyti kažkam tai kitam, nes yra žmonių, kurie tiesiog galbūt ir net neturi to lygio sąmoningumo, kad tu gali kalbėti, nekalbėjęs, nesupras, kaip tokiose vietose, nes yra kartais ir struktūra įmonėje, pagal kurią, kad tai nebūtų kaip lipimas per galvas, aš einu kažkam, nebūtų aukos sindromas, bet būtų sveika komunikacija tiek tau, tiek galbūt pačiai organizacijai. Bet tai, žinai, mes turim labai skirtingas organizacijų struktūras, mes turim vertikalės, horizontalės, turim matricinės, tai labai skirtingai nuo šitų struktūrų ir valdymo modelių labai skirtingai vyksta ta komunikacija. Kaip pavyzdys, jeigu tu matai, kad vadovas elgesi netinkamai, ne, tai tu nuėjęs pas žmogiškų išteklių personalistę, ne, vadinkim taip, tu gausi tiesų atsakymą, ar tu su juo tiesiogiai šnekėjaisi. Mes čia nekalbam apie tuos, žinai, kurie yra nusikalstama veikla. Tai yra pirmas žingsnis, tai tu turi turbūt atvirai pasakyti, kad žiūrėk, man nepatinka. Aš turėjau situaciją, kai man vadovas, pavyzdžiui, tiesmukai sakė, tu esi žioplys. Čia yra citata. Aš sakiau, gal tu galėtum kitaip pasakyti, gal aš žioplinėjau, nes kritikuoti mane kaip asmenybę gal nėra labai priimtinas. Ir tada jisai labai jautriai sureaguoja, kad kaip tu čia jautrinėsi, aš čia pasakiau kažką. Nu, blemba, jautrinusi tavo kaip vadovo poziciją, aš tau keliu didesnės, žinai, ambicijas, negu kad tu mane žiopliu vadinsi. Tai, žinai, pasišneki va taip, žinai, jeigu dar plus vyrukas su vyruku, tai ten gal kumščių nereikia paleisti, žinai, į darbą, bet, tu gali tiesiog pasišnekėti nuo dūšio, žinai, galbūt kartais netgi prie to paties alaus bokalo, kad kas yra, ko tu čia, žinai, elgiesi kažkaip, tai po tokių įsišnekėjimų, turbūt 9 atvejus iš 10 pas personalistą eiti nereikės, bet jeigu tas dalykas tęsiasi arba ten toliau bujoja ir kažkaip tai auga, tai matyt, žinai, reikia nueiti ir tada pasakyti, kad žiūrėk, buvo labai aiškus įrodymai ir tu negali nueiti pasakyti emociškai, kad man nefaina, kad čia gal su manim kažkaip nefainai elgėsi. Kokios situacijos, kada buvo, kaip buvo pasakyta, kokie žmonės dalyvavo. Tiesiog renki įrodymus, kad tai vyksta. Tai čia nėra kažkoks ožiškumas, kur tu eini skųsti. Bet tu, norėdamas padaryti gerąjį pokytį organizacijai, turi prisidėti prie gerojo pokyčio. Tai nuėjęs ir pasakęs, kad aš matau, kad šita situacija nuolatos kartojasi ir man atrodo, tai gali iššauti kažkokius toksiškus, žinai, pasiekmes toksiškas, tai matyt padės ir būdamas protingas, žinai, personalo vadovas arba aukštesnio lygio vadovas negu tavo tiesioginis vadovas, jisai tau padėkos ir gal tu net bonusą gausi, nes tu natūraliai, nuoširdžiai norėjai prisidėti, kad tai vyktų geriau. Tai čia, turbūt vienas iš veiklos organizacijos bruožų, pasišneki su tiesioginiu vadovu arba netgi, žinai, mes čia vis kalbam, galvojam mūsų šitam pašnekesį, žinai, tas yra toksai darbuotojas vadovas, vėlgi tas tėvo vaiko santykis. Labai dažnai mes kalbamės su savo lygiais kolegom. Labai dažnai, tiesiog, ir tai yra normalu, nes mes ne patys juos pasirinkom, kažkas pasirinko ir kaip jau kalbėjau, kad kuo labiau dinamiška, o ne homogeniška komanda yra, kuo skirtingesni žmonės, tuo geresni rezultatai pasiekia, bet susitarti tarp skirtingų žmonių yra labai sudėtinga. Homogeniški, kaip sakiau, visi linksi, jo, viskas okei. O tie, kurie yra, žinai, dinaminė komanda, vienas labai kūrybiškas, kitas labai gerai strateguoja, trečias labai gerai kodą rašo, kaip pavyzdys, žinai, jiems susitart tarpusai bus sudėtinga.
Tai vadovas tam tikrą prasme tampa facilitatorius, kuris pagelbsti šitiem profesionalam atlikti jų darbą geriausiai. Ir tada jisai gaus, žinai, tas vadovas tam tikras prasme lyderystės antpečius, jeigu jisai sugebės facilituoti, tai reiškia netrukdyti jiem veikti, o kaip tik padėti atlikti jų pareigas geriausiai įmanoma. Tai tokiuose komandose ir tada, žinai, žmonės būna laimingi, nes fainai, žinai, yra, kai tu atsisėdi ir galvoji, blem, aš apie tai net nepagalvojau, kažkas kitas pasakė ir tu gali savo pripažinti, kad tu to nepagalvojai, bet tas kitas pasakys, jo, bet tu praeitą kartą gerai paperforminai, aš ten kažko, tada, blem, mes čia gal gera komanda, žinai, kažkaip gerai gaunas. Tai va, tai aš tai labai linkiu, žinai, kad tokių komandų būtų kuo daugiau, o tas susitarimas tai turbūt ir yra kalbėjimas ir komunikacija. Blogiausia tai yra, žinai, baudimas, tyla. Ir aš irgi turiu šitą sindromą, kartais aš tiesiog, žinai, kai nueini daug ilgą kelią ir matai, kad nepavyksta susitarti su žmogum, nu, deja, man kartais įsijungia blokas ir aš galvoju, fuck it, aš tiesiog gal patylėsiu dabar visą likusį laiką. Bet čia labai pati žiauriausia bausmė yra baudimas, tyla. Bet baudimas, tyla, aš ir kaip su Juliu šnekėjau, kad dažnai vyras turi tą tokią atsitraukimo savybę, gal moteris labiau ten emociškai įsiliejo, o vyras tą tokį, nu, gerai. Nes tai yra viena iš paprasčiausių strategijų ir jinai, žinai, yra, mes būdami mažiau emociškai raštingi, nes vyrai yra mažiau emociškai raštingi, mes natūraliai netgi mažiau emocijų jaučiam, dėl to mus įaudrina labai stipresni dalykai, dėl to mes esam didesni ekstremalai, kaip pavyzdys, negu moteris, nes moteris sugeba jausti daugiau emocijų. Tai gebėdamas jausti daugiau ir tvarkytis, turėti tam tikras strategijas arba taktikas bent jau su tom emocijom, tu turi didelį rinkinį instrumentų. O vyras ką, nu nežinau, parėksiu, neveikia, nu tai patylėsiu, nu žinai, nu dvi strategijos. Čia taip visiškai, žinai, į radikalius būdus, bet nu, tai neretai tu renkiesi tą strategiją, kurią tu pažįsti ir kurią moki, ir dar kuri veikia. Tai aš irgi kartais būnu visiškai neraštingas ir užsitveriu tylą, nu taip, ką aš žinau. Aš netobulas. Dar apie tą ego, ar tu pats jutai, kad kažkada buvo tas ego pokytis, kad reikėjo su savo ego sudėlinti situaciją? Tai čia nuolatinis procesas, aš irgi turiu nemažai narcisiškumo ir tai vaikšto, žinai, šitie du dalykai vaikšto bendrai, tai tu turi suprasti, kada jau jisai tampa tavo priešo, kada tu jį gali panaudoti kaip tą savo supergalę. Tai aš labai stengiuosi tai naudoti, žinai, kaip savo supergalę ir savo veiklom. Tai tikrai ne visada pavyksta, gal net dažniau nepavyksta, bet nu, irgi tas pats darbas su terapeutu yra, kuris tau pastato veidrodį nuolatos ir tu tas situacijas analizuodamas ir gromuliuodamas nuolatos, tu išmoksti, gauni įgūdį, kaip su to savo ego dirbti, nes čia darbas su ego yra vienas turbūt sudėtingiausių dalykų psichologiniuose procesuose. Nu, nes čia tas elementaris pavyzdys organizacijoje, aš turėjau tokią patirtį, kad ilgai siekiau vadovo pozicijos, gavau ir tada įmonių sujungimas ir tarkim 2 žmonės turi gauti poziciją, kažkuris iš jų. Ir man nepasisekė tuo metu gauti. Bet, žinai, tuo metu labai stiprų pokytį pajutau savyje, kas ego sumažėjo, nes pirmas buvo tas blogasis, kaip čia, o po to supratau, kad daug dalykų yra nesusijęs su manim šiaip. Tai va tas įdomu, kad tokios patirtis net atneša gerų, jeigu sugebi. Turbūt skamba man irgi, kad tu truputėlį pas terapeutą pavaikščiai šitų klausimų. Tai, žinai, neretai tas, kodėl aš sakau, kad, žinai, labai naudinga yra pas terapeutą, kad mes patys savo veidrodžio dažnai nepasistatom dėl to, kad būdami socialios būtybės mes save pažįstam per santykį. Tai tik tai sukūrę tam tikrą ryšį su terapeutu, juo pasitikėdami, mes galime tame santykėje matyti tą veidrodį, nes jisai mums atspindi mus. Mes patys save negalim atspindėti, čia truputėlį filosofiškai skamba, bet kaip aš galiu suprasti savo poelgius tam tikrose situacijose ir kaip aš galiu juos įvertinti. Nu, man sudėtinga, tai kai atsiranda išmintingas žmogus, kuris turi strategijas ir mokslų grįstus praktikas, kaip tą veidrodį tau pastatyti, tai tik tokiu būdu turi tobulėti. Ir aš tikrai pažįstu ne vieną žmogų, kuris pradėjęs terapiją, aš asmeniškai mačiau tiesiog, tokią dinamiką to žmogaus psichologiniam išsivystymą, kad net sunku galvoja, tas žmogus per metus laiko išaugo tiek, kiek jisai per 30 metų prieš tai neišaugo.
Tai yra dėl to, kad tu tiesiog turi ekspertą, specialistą, kuris yra geriausias tame, ką daro. Aš tik norėčiau tikėti, kad mes turim tikrai gerus specialistus Lietuvoje. Ir tas augimas neretai jisai eksponentinis būna mūsų asmenybinis. Ir ten, žinai, žmogus ten, kaip pavyzdys, ten kentėjo tą savivertės, ten problemas visą gyvenimą. Per metus laiko pavaikščio tą terapiją ir žiūrėk, dabar visas iššiepęs vaikščio. Čia toksai gal labai jau, žinai, vėlgi kraštutinumas, bet tai būna dėja. Tai mes laimingi tampam ne dėl to, kad kažką nusipirkam arba kažką pasiekėm, bet dėl to, kad suprantam, kodėl man tai yra svarbu. Jo, ir aš čia, žinok, su tam galėčiau užsiplepėti iki belė kiek ir man atrodo dar pabaigoje dar labiau atsirado tas, žinai, kaip būna pradžia pokalbio, visą laiką gale būna geriausiai, bet jau man mojuoja, kad čia reikia baigti, tai ačiū tau labai, buvo smagu, tikiuosi galėsiu dar tave pakalbinti kada nors ilgesniam laikui arba tiesiog... Pabandom. Tai labai faina, ačiū Almantai. Ačiū, kad pakvietei. Puikiai.